Sveiki mūsų mylimi Lietuvos balso žiūrovai. Vakar LNK eteryje įvyko paskutinė dvikovų laida, kurioje sužinojome visus dalyvius, kurie keliauja į nokauto etapą. Apžvalgos rėmėjas vaistininkų atrinkti maisto papildai geresnį to versijai Ambio. Pirmoje dvikovoje susikovė dvi skirtingos, bet tuo pačiu ypatingai galingos Dovilė ir Marija. Mano meilė liejas per kraštus. Kas čia per juoko protrūkis, Rolandai? Kova prasideda dabar. Mantas buvo ypatingai sužavėtas šio pasirodymu. O gal ne tik pasirodymu? Viskas tarsi, ta daina suskamba taip lengvai, aš negalėjau atitraukti akių. Kažkoks buvo tikrai vakaro vinys, man asmeniškai. Nežinau, kas dar mūsų laukia, bet ačiū už padovanotą tokią nuotaiką. O Benas panašu nelabai suprato Manto komentaro. Aš bandau suprasti, ką Mantas ką tik pasakė ir galvoju, ar mes šitą patį pasirodymą žiūrėjom, nes aš absoliučiai kažkaip nieko iš vis neišsinešiau. Rolandas tikras parodijų meistras. Reikia man, bet aš žinai, nesugalvoju, kokią kabaliuką man davus ir to pasibaigė. Tu tikrai rėmai buvo, Nu, aš to sakau. Buvo rėmai, bet čia Buvo vasara. rėmus laužti, žinai. Gabrielė į kitą etapą keliauja su Marija. Aš einu su Marija. Marija, sveikiname tave. Ačiū. Skubėk ruoštis kitam etapui. O toliau į sceną žengia Beno komandos dalyviai Augustas ir Aurėja. Po šio pasirodymo Benui pasidarė tiesiog smagiau. Kažkaip smagiau daros, nes jau buvo kažkaip jau toks grūzą paėmė. Benas į kitą etapą keliauja su Aurėja. Kažkaip man vis tiek glumina tas keistumas jos, tai aš norėčiau dar su ją pabūt komandai. Sveikinam tave, tu keliauji į nokautus. Gabrielė išnaudojo savo vagystę ir pakvietė Augustą į savo komandą. Ačiū Dievui, ačiū Dievui. Geras. Kažkaip negalvojau šis. Šauniai. Nelabai suprantu, jis nusiminė ir apsidžiaugė. Aš nežinau, kas yra žmogus. Aš leidau jam atsisveikinti. Sveikinu iš naujo. Nuleido gal. Vėl reikės. Kažką nervuotis vėl reikės. Ir merginos liko sužavėtos Augusto ūsais. Nu, na, jūs kažką, aš bijau, kad manęs nebūtų jo ūsai apgavę. Yra. Pagavę, ne kažką neturi. To, kai aš sūsais, tai lochas Pedro. Nu, ne visiems tinka, man. O dabar keliaukime į užkulisius ir pažiūrėkime, kaip mūsų dalyviams sekėsi sužaisti Ambio žaidimą. Labai jaudinėsi prieš dvikovas. Manau, yra biškita jaudulio, toksai sveikas jaudulys. Neišvengiamas dalykas, aišku, nes man rūpi, bet ne per daugiausiai, bandau nusiraminti save, čia viskas okei bus, taip toliau panašiai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tu atėjai pas mane čia, nes aš ir noriu šiek tiek nuraminti tavo jaudulį, stresą, aš noriu su tavimi sužaisti Ambio žaidimą. Mūsų labai gerų draugų Ambio ir Ambio turi įvairiausių maisto papildų ir aš tau išrinkau štai tokius Ambio geram poilsiui. Tai nesukčiauju nieko. Gerai, tai tau dabar su vienu iš šitų žodžių, tai arba geram, arba poilsiui, reikia sukurti 4 eilę apie Lietuvos balsą arba sudainuoti bet kokią dainą, kurioje būtų bent vienas iš šitų žodžių. Angliškai gali būti? Gali būti, žinoma. Tai arba daina su žodžiu geram, gerai, geras, arba poilsis. Good. Kas good? Kas yra good? Kas yra good? Kas yra good šiam pasauliu? Kiekvieną kartą, tokie klausimai iš karto tuščia galvoju. Žinok, aš tave visiškai suprantu, bet mes patogiai čia įsitaisę niekur neskubam. Gerai, aš dar pamastysiu biškai. Gerai, su poilsiu dar gali būti atostogos, leisčiau.
Miegas irgi leisčiau. Kas susiję dar su poilsiu? Leidžiu pritam. Žinau dainą. Okay. Ir čia netgi 2 žodžiai yra, tik tai vienas iš jų, neturi tokios reikšmės kaip žodžių. Ain't no rest for the wicked. Tai reikia padainuoti čia? Taip, tai viskas gerai, aš pasakau. Ain't no rest for the wicked, money don't grow on trees. Na, 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 na. Aš labai džiaugiuosi, kad tu atėjai, nes tau puikiai sekėsi, puikiai sutvarkiai ir tau keliauja mūsų draugų Ambio dovanos. Tai gerų dvikovų. Ačiū, dabar tikrai bus. Toliau scenoje pasirodė Free Fingos komanda, kurioje susikovė net 3 dalyviai – Deimantė, Joris ir Ieva. Free Finga į kitą etapą nusprendė keliauti su Joriu. Ir tas žmogus yra Joris. Joris sukeliauja į nokauto etapą, ponios ir ponai. Štai taip, atrodo, mokytojai kalbėjo visai apie kitą žmogų, tačiau mokytojas žino geriausiai. Vėliau turėjome progą išgirsti, kaip ypatingai skamba Lietuvos balso džinglas tiesiai iš Gabrielės lūpų. Ponia Gabrielė, ką jūs padainuotumėt Lietuvos balso dainą? Tai nuostabiai. Nu gerai. Nu aš taip tada padainuosiu savam stiliui, kaip niekada čia neskambės. Tai Lietuvos balsas. O sekančioje dvikovoje pasirodė Jessicos šiai komandos dalyvės Kristina ir Denisa, kurios atliko seną lietuvišką hitą Garsas naktyje. Tavo balsas, tarsi muzika. Garsas išnyksta ir lieku viena. Bandau pajaust, bet vis dar šalta. Jessica negailėjo pastabų, bet į kitą etapą pasirinko keliauti su Kristina. Kad ir kaip ryškiai švietė Denisas šiandien, buvo vienas kertinis momentas, kada aš žinau, kaip skambėjo ir kaip turėjo eiti šitą dvikovą originaliai. Ir buvo vienas dalykas, ką jūs buvot susitarę daryti vienai, bet tu pasiėmei iniciatyvą tai pakeisti, tarsi, kad nurungtum savo priešininkę, o Kristina visiškai susigužė į kampą ir atrodo, kaip ir tu buvai ryškesnė, bet aš labai save kaltinčiau, jeigu paleisčiau Kristiną ir aš einu į kitą etapą su Kristina. Teisingai Benas sako, nėra čia ko parintis. Brutaliai biški gal pasakiau, ne? Normaliai, ko jūs čia parinatės? Atėjo metas Manto komandai. Kristinai teko stoti į kovą prieš Dominiką ir atlikti ypatingai jautrų kūrinį iš filmo Taip gimė žvaigždė. Pala, Gabrielė, su kokia mase? Tu atėjai su kažkokia energetika, tokia stipria kiaušų masė šitom pasirodyme. Ir tas girdės tavo balse. Ir aš esu gal šiek tiek šališka, nes Kristina praeitais metais buvo mano komanda ir aš žinau, ant kiek jinai čistas žmogus. Bet ir šiandien jinai toliau tokia yra ir šitam pasirodyme man jos kokybė prasitransliavo ir aš prajaučiau šitą dainą kartu. Tai aš esu su Kristina. Ačiū, Gabrielė, to labai. Man labai patinka Gabrielės toks toniukas, žinai. Šiaip čista tokia jinai yra. Čista. Labai geras žodis, čistas. Jo. Kiaušais, maldės tokia. Man trūko, kad tu taip pritūptum, žinai, kad kalbėtum kaip rajone. O kaip pasakyti, kiaušus pasakyti elegantiškai taip nusiteikusiai moteriai? Galinga, stipri, žinai. Okay, supratau. Jo, tokia savim pasitikinti. Žinosi kitą kartą. Mantas į kitą etapą keliauja su Kristina.
Aš jaučiu, kad stabiliau, tikriau ir su visa širdim tikiu sekančiu etapu, į kurį aš eisiu su Kristina. Kristina, sveikinam tave, duok 5, keliauk ruoštis kitam etapui. Toliau intriguojanti dvikova tarp Martynos ir Kotrynos. Nors mokytojų buvo įvairių nuomonių, Benas į kitą etapą pasirinko keliauti su Martyna. Aš einu toliau su Martyna. Martyna, sveikiname tave, tu esi kitame etape. Ačiū tau labai, skubėk ruoštis. Bet Mantas nieko nelaukė ir pavogė Kotryną. Padėkosi vėliau. Sveikinu tave. Ačiū. Paskutinėje šio sezono dvikovoje susikovė Gabrielės komandos merginos Kleo ir Erika. Benui šis pasirodymas priminė jaunystę, o Mantui senatvę. Kažkaip priminė tokią jaunystę. Gerai, ačiū tau, kad tau priminė jaunystę. Gerai, Mantai, ką tau priminė? Ką tu paitai? Nežinau, ne, graži daina, nuostabi daina, labai tiko jums. Ačiū Free Finger už atvirumą. Aš, jeigu turėčiau dar vieną vagystę, aš jau buvau tave nusižiūrėjęs, aš vogčiau dėjęs su impulsyvus vagis ir viską susirinkau labai anksti. O Gabrielė toliau keliauja su Kleo. I am going forward with Claudia. Claudia, congratulations, you're in the next round. Go, get ready. Paskutinė Jessica šiai vagystę atiteko Erikai ir ji keliauja į nokautus. She got stolen? Erika! Ačiū Dievui. Labai. Turėsi dar vieną galimybę. Atsisveikinti kažkada. Ne? Padainuoti. Padainuoju, ačiū Dievui. Erika, nu tai ką, išliejai dušelę, skambink draugam, žinok, pasilieki čia. Duok 5, mes sveikinam tave. Tu esi Jessica Šai komandai. Apsikabinkit, merginos. Šiandien tiek, o jau sekmadienį laukia įspūdingi Beno nokautai. Ir dar įspūdingesnis jo pasirodymas su scenos legenda Andriu Mamontovu. Aš nekantrauju, tikiuosi ir jūs, tad iki pasimatymo. Ciao!